Neįsivaizduokite, jeigu jums reikėtų nugriauti pusę Kauno miesto. Manau, kad būtų gana sudėtinga, iššūkis, ar ne? Dar nepamirškime, kad 20 amžius, kaip sakiau, jis yra ne vienareikšmis ir pirmoje 20 amžiaus pusėje, kas sukurta, šiandien jau, pavyzdžiui, Kauno mieste yra įtraukta į UNESCO pasaulio paveldą. Na, o sovietmečio gyvenamieji rajonai. Kita problema, kaip juos modernizuoti. Lyg ir galima būtų juos nugriauti, bet kiek ten žmonių gyvena. Tai matot, koks šitas paveldas yra kompleksinis ir sudėtingas. Na ir būtent šitos programos studentai mokosi atsakyti šitos klausimus. Ką saugoti, kaip pritaikyti, kaip nenugriauti. Ši studijų programa yra apie 20 amžiaus architektūros ir urbanistikos paveldą, apie tai, kaip jį pritaikyti naujiems poreikiams ir kaip jį išsaugoti, kaip išsaugoti jo vertingąsias savybės. Tai yra jungtinė studijų programa, jinai yra vykdoma 3 universitetų. Studijos yra pradedamos Baskų krašto universitete Ispanijoje, tada yra studijuojama toliau Turino Politechnikos universitete ir taip pat studentai atvyksta ir į Kauno technologijos universitetą. Na ir jinai yra vienintelė ir ypatinga tuo, Europos mastu ir netgi, pasakyčiau, pasaulio mastu, jos objektas, studijų objektas yra 20 amžiaus architektūros ir urbanistikos paveldas. Mes turime labai daug paveldo iš to 20 amžiaus, kuris yra įvairiavertis ir ne vienareikšmis. Iš kitos pusės mes turime labai trumpą laiko distanciją nuo šito paveldo, kad žinotume tiksliai, kaip su juo elgtis, kaip jį pritaikyti naujiems visuomenės poreikiams, nes poreikiai keičiasi. O pastatytų pastatų ir sukurtų kvartalų yra labai daug ir visiškai neaišku, kaip su jais elgti, ką reikia saugoti, ką pritaikyti, ką pakeisti. Tai yra galų gale savo kompetencijų portfelio praplėtimas, universalumo padidėjimas ir galimybė, tarkim, netgi pradėti savo verslą visiškai unikalioj srity, dirbant su tokio tipo paveldo objektais, pavyzdžiui. Arba dirbti kažkokiose tai vyriausybinėse organizacijose ar netgi pasaulinėse kažkokiose institucijose, kaip ir UNESCO, Docomomo, pavyzdžiui.